DORA, DSA. Europa priima vis daugiau direktyvų ir reglamentų, tačiau ar iš tikrųjų jos užtikrina didesnį saugumą? Ar kartais ta atitiktis nevirsta tik varnele dokumentuose, už kurios neslypi realūs pokyčiai? Tokius klausimus mes keliame šiandien, taigi apie tai atvirai kalbės mūsų kita pranešėja Renata Karpavičė, nepriklausoma sukčiavimo prevencijos ir kibernetinio saugumo atitikties konsultantė ir lektorė. Pasitikime Renatą Karpavičę. Kai mažiausiai tikėtinas scenarijus tampa realybė ir kibernetinis incidentas sutrikdo jūsų dieną. Kai chaosas užvaldo strategiją, sistemos sustoja, procesai nevyksta, duomenų nėra. Jūs tampate situacijos įkaitai, o jūsų klientai laukia atsakymų. Ir čia kiekviena minutė jums gali kainuoti pasitikėjimą, jūsų ir jūsų verslo reputaciją, gali kainuoti neuždirbtas pajamas, prarastus ar nesudarytus sandorius. Ir deja kartais gali kainuoti jūsų verslo ateitį, jūsų organizacijos ateitį. Sveiki visi. Atstatymo planas. Dar viena politika stalčiuje, o gal strateginis pranašumas. Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje ir pasaulyje bendrai reguliacijos daugėja, o kibernetinio saugumo tema keičiasi iš esmės. Tai jau nebėra tik technologijos ar IT. Tai yra reguliacijos objektas. Ir čia terminai kaip incidentai, grėsmės, tęstinumas nebėra tik tai kibernetinio saugumo teorija. Tai tampa mūsų realybė. Ir jeigu reguliacija didina spaudimą organizacijoms, kartu didina ir organizacijų atsakomybę. O kurgi vis dėlto prasideda ta takoskyra? Kur baigėsi incidentas ir prasideda krizė? Ar mūsų atstatymo planai yra tik tai kontroliniai sąrašai, čeklistai? Ar vis dėlto tai yra mūsų galimybė augti? Visoje prezentacijoje kalbėsiu daug apie atstatymo planus kaip sąvoką. Tai iš karto noriu paprašyti į atstatymo plano sąvoką žiūrėti plačiaja prasme. Ne į vieną mažą siaurą fragmentą, kurį mes vėliau aptarsim. Kai kalbame apie reguliaciją, ar ne, jų yra tikrai daug ir kiekvienai organizacijai taikomos skirtingos reguliacijos pagal jų taikymo sritis, apimtis, tikslus. Kiekviena organizacija turi nusistatyti savo, ar ne, ką jinai turi atitikti. Tačiau reikalavimai iš esmės sueina į vieną bendrą liniją. Reikalaujama incidentų valdymo planų, reikalaujama atsparumo testavimo, reikalaujama atsakomybės pasiskirstimo, aiškios atsakomybės pasiskirstimo. O kai kur netgi asmeninės vadovų atsakomybės. Pabandykime padaryti mažą eksperimentą. Pakelkite rankas, kas esate girdėję apie incidentų valdymo planą savo organizacijoje. Super. O dabar pakelkite rankas, kas esate girdėję apie verslo tęstinumo arba atkūrimo planą savo organizacijoje. Šaunu. O dabar pakelkite rankas tie, kurie rengėte šitos planus. O, super, mes dabar žinom, kiek turime salėje CISO. Ir paskutinis klausimas jums.
Pakelkite rankas, kas per pastaruosius 12 mėnesių realiai testavote savo atstatymo planus. Taip, mes iš tikrųjų šioje auditorijoje patvirtinome pasaulinę tendenciją. 60% organizacijų tiki, ir čia esminis žodis tiki, kad gali atkurti savo procesus per kelias valandas po incidento. Deja, tik tai iki 35% organizacijų iš tikrųjų gali atkurti savo procesus ir nebūtinai per kelias valandas. Ir tik 25% organizacijų realiai yra ištestavusios atkūrimo planus. Ne tik incidentų valdymo planus, bet atkūrimo planus. Kodėl taip svarbu turėti šituos planus, bet tai jokių būdų nereiškia, kad mes esame pasiruošę. Kur ta takoskyra tarp planų, kaip jie turėtų atrodyti? Tikrai organizacijos neprivalo turėti 3 skirtingų dokumentų. Tai gali būti ir vienas planas, bet su visom dalim. Įsivaizduokite operacinę. Sunkiai sužeistas pacientas atvežamas sutvarkyti žaizdą. Čia mums įsijungia incidentų valdymo planas. Mums reikia greitai stabilizuoti situaciją, sumažinti žalą ir neleisti jai plisti. Kai stabilizuojame pacientą, mes jį pervežame į palatą ir čia įsijungia atstatymo planas, kuomet savo organizacijose mes stengiamės atkurti sistemas, atkelti duomenis, paleisti procesus. Bet esmė yra, kad pacientas kuo mažiau laiko praleistų palatoje. Mes juk norime, kad kuo greičiau jis atsistotų ant kojų ir vėl išeitų į gyvenimą. Ir čia įsijungia atstatymo planas. Jo visa esmė – kuo mažesnės prastovos verslui. 86% incidentų yra nukreipti ne į techninės žalos sukelimą, ne tik į duomenų vagystę, jie nukreipti į verslo sustojimą. Todėl atstatymo planai nėra tik tai atitikties varnelė. Atstatymo planai nėra tik tai reguliacinis reikalavimas. Tai iš esmės yra mums galimybė augti mūsų organizacijoje ir būti stipriems. Dažnai girdžiu momentą, kad sako, reguliacija čia teisininkai. Čia jie turi tvarkyti su ją. Reguliacija ne tik teisininkų funkcijos prerogatyva. Reguliacija mums padeda stiprinti bendradarbiavimo organizacijoje, nes teisininkas jums tikrai pasakys, kuo skiriasi direktyva nuo reglamento. Ir kurios direktyvos, kurios nuostatos yra perkeltos į kurios nacionalinės teisės aktus. O kodėl reglamento punktas yra įgyvendinamas tiesiogiai ir mums nereikia ieškoti papildomos dokumentacijos. Tačiau verslas turi pasakyti, kurie procesai yra kritiniai. IT jums pasakys, kokios galimos alternatyvos, jeigu pagrindinės sistemos neveikia, arba per kiek laiko yra galimybių jas atstatyti. Taigi, kai reguliacija įsijungia, mums svarbu ne tik sudėti varneles, nes varnelės tai vienas iš starto žingsnių, o reguliacija mums parodys kryptį, kur tas varneles žiūrėti. Tikiu, kad CISO tikrai turi savo darbalaukiuose panašių vaizdų, kuomet planai yra nuolat keičiami, atnaujinami, finalinės versijos po finalinių versijų. Tikras planas turi gyventi organizacijoje. Tikras planas turi tapti organizacijos dalimi. Nes tikras planas tai ne tik dokumentas. Turite suprasti, kaip įgyvendinate dokumentą, kaip atstatote sistemas, kokios alternatyvos pas jūs yra, kokios komandos dirbs 1, 3, 4 incidento ar atstatymo plano etape. Ar visi komandos nariai pasiekiami, o kontaktų sąrašas atnaujintas dabar ar 2021 metais? Taigi nepakanka turėti tik tai atitikti. Atitiktis nėra pasirengimas.
Ir labai dažnai sako, na, mes turime atitikti, mes atitinkame reguliaciją, pas mus visi planai savo vietoje. Ir dėja tik tai incidentas parodo, kiek mes esame pasirengę. Įsivaizduokite, trečiadienis po 3:14 visos sistemos išsijungia. Jūs nieko nebepasiekėte, prekės nejuda, procesai nejuda, įtampa organizacijų, o socialiniai tinklai sprogsta nuo nepatenkintų klientų, nuo vertinimų, nuo kritikos, reguliacijos, priežiūros institucijų skambučiai. Kažkur turite atstatymo planą, greičiausiai tame serveryje, kuris šiuo metu nepasiekiamas. Taigi, išbandytas atstatymo planas leidžia mums veikti čia ir dabar, neieškant atsakymo popieriuose. Klausimai, kas jį aktyvuoja, kur jis laikomas, kas bendrauja su žiniasklaida, su klientais, kas atsako mūsų akcininkams į jų klausimus ir nerimą. Ar mes pakankamai turime rašiklių ofise? Ar mes turime rankinių procesų, jeigu absoliučiai mūsų skaitmeniniai procesai nebeveikia? Ar mes turime savo komandose patirties palaikyti procesus tiek, kol sistemos vėl bus atkurtos? Ir žinot, dažnai mes kalbame apie išorinės grėsmės. Ransomware'ai, DDoS'ai, phishingo atakos, phishingo simulacijos dažnai pas mus vyksta, ar ne? Ruošiamės grėsmiai iš išorės. Bet atstatymo planas tai nėra tik tai pasiruošimas grėsmiai iš išorės. Mes persikeliame į skaitmeninę erdvę. Paslaugos verslo yra skaitmeninėje erdvėje. Iš esmės, tikriausiai didžioji dalis mūsų procesų mes jų nebeįsivaizduojam be skaitmeninės erdvės paslaugų. 2024 metais, Liepos 19 dieną, viena atnaujinimo klaida paveikė 8,5 milijono įrenginių visame pasaulyje. Bankai, oro uostai, ligoninės savo monitoriuose matė BlueDev ekraną. Kiekvienas įrenginys turėjo būti atkurtas rankiniu būdu. Daugiau nei 10 milijardų nuostolių klientams, daugiau nei 20 milijardų dolerių smukusi kompanijos rinkos vertė. Ar esame pasiruošę situacijai, kai grėsmė tampa mūsų tiekėjas? Ar žiūrime rimtai į reguliacijos reikalavimus įvertinti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų riziką? Išbandyti planą nėra sunku. Jis turi būti nepopierinis. Jis turi būti išbandytas realiomis sąlygomis. Darbuotojai turi žinoti, ką daro, kada daro, bet dar svarbiau, žinoti, ko nedaro. Ir būtinai turi būti įtrauktas verslas. Tai nėra tik tai IT funkcija. Tai yra visos organizacijos bendras darbas. Ir kai kibernetinis saugumas, kibernetinio saugumo rizikos valdymas tampa organizacijos kultūros dalimi, tada mes pasiekėme greitesnius ir efektyvesnius rezultatus. Taigi geras planas gyvena organizacijoje, ne PDF faile. Geras planas keičiasi kartu su organizacija. Keičiasi produktas, paslauga, strateginė partnerystė, projektas, planas turi būti peržiūrėtas. Ir žinot, kibernetinis saugumas bendrai tai nėra problema, kurią reikia išspręsti. Tai yra rizika, kurią galime sumažinti dirbdami visi kartu. Ir reguliacija tai yra tas elementas, kuris gali mums padėti sustiprinti savo organizacijos bendradarbiavimą, sustiprinti komunikaciją, informacijos dalyjimąsi ir didinti darbuotojų sąmoningumą. Reguliacijos įgyvendinimas per atitikti turėtų tapti, ne vienkartiniu projektu,
o kasdienė praktika. Ir tuomet reguliacija taps pokyčių katalizatoriumi. Taigi, žiūrint į bendruosius patarimus, labai svarbu yra įsivardinti bent 3 procesus, kurie jūsų organizacijoje yra kritiniai. Ir pasižiūrėti, ar jie yra testuoti. Suorganizuoti bent vieną simuliaciją per artimiausias 30 dienų, jeigu nekėlėte rankos, kai klausiau, ar planai yra testuoti. Ir tikrai nereikia išjungti serverių, kad visa organizacija suprastų, ką reiškia, kai niekas yra nepasiekiama. Užtenka suorganizuoti bent jau stalo pokalbį. Sukvieskite komandas, sukvieskite verslo atstovus. Pasikalbėkite, kas būtų, jeigu būtų. Net apie tuos scenarijus, kurie mažiausiai atrodo įtikinami. Pasižiūrėkite, ar dokumentuose nurodyti žmonės iš tikrųjų žino savo vaidmenis. Ir ar turite pakankamai rašiklių ofise? Ačiū. Ačiū Jums, Renata, už įdomų pranešimą. Keletą klausimų iš auditorijos. Nepabėkite. Žmogiškųjų išteklių tiek pat, o reikalavimai didėja. Ką daryti? Susėsti prie stalo ir pasižiūrėti, kaip reikalavimai iš tikrųjų galėtų būti įgyvendinami organizacijoje. Nes reikalavimai turėtų būti pritaikomi pagal, ir organizacijos turėtų prisitaikyti, ar ne, ir rasti sprendimus pagal savo struktūrą, pagal veiklą. Vienas reikalavimas gali atrodyti vienaip didelės struktūros organizacijoje ir visai kitaip atrodys mažos. Puikiai, dar vienas klausimėlis. Turėti planą nereiškia būti pasiruošus. Kas dažniausiai pamirštama, kalbant apie tikrąjį atsparumą? Testavimai, atsakomybės ar vadovų įsitraukimas? Tikrasis planas pirmiausia prasideda nuo organizacinės kultūros. Ir čia mes esame visi. Tiek vadovai, tiek bendra atsakomybė, tiek darbuotojų sąmoningumas. O be testavimo, čia yra privalomas etapas. Kitu atveju, mūsų planas yra tik PDF failas. Ačiū Jums labai, dėkui už atsakymus ir už įdomų pranešimą.